5 olimpai. Viena Žučka, man atrodo, buvo ir Neptūnas. Čia buvo kapitonatas, va čia durys į kapitonatą ir ten viskas buvo. Čia jau ten stovėjo olimpikai, čia stovėjo šitie. Marytė Keruckytė nuo to stogo šoko į žemyn. Norėjo pasirodyti prieš vieną, į kurį buvo įsimylėjusi. Ir koja susilaužė. Čia olimpika. Su naujom kūrėm. Aš vidury galvės. Įsivaizduoju, vis kaip brydas traukė. Užėjo labai stiprus škvalas ir guldė beveik visus iš eilės. Nu ir mes apvirtom, abudu užsilipom ant šverto, atlėkė į mus didžiulį lentą, sėdė joje kapitonas kvadratinėm akim, tas optimistas sekė prie mūsų stiebo ir šaukė, dėdė, ar aš galiu prie jūsų prisirišti? Labas, Marytė, kada startas? Buriavimas tai iš viso uždega, tai čia fanatizmas. Negali veikti. Traukia. Ir visi tokie, kaip čia, aš kaip pasakau, pusiau trenkti tie buriuotai. Smegenį šitų trūksta biškį. Neramios dūšios. Neramios dūšios. Neramių Vilniaus dūšių istorija prasidėjo net nepraėjusiame, bet dar užpraėjusiame amžyje. Tačiau oficiali dokumentais grįsta pradžia 1926. Metai, kai transliacijas pradėjo Lietuvos radijas. Metai, kurie laikomi ir jūrinio Lietuvos buriavimo pradžia, Klaipėdos jūrų skautų burlaiviui Budys išplaukus Liepoją. Tiesa, Vilniaus jachtklubas gimė Lenkų karininkų iniciatyva. Vilniaus kraštas tuomet priklausė Lenkijai. Lenkai, reiškia, nutarė, kadangi Vilniaus kraštas yra labai ežeringas kraštas, tai sakė, užtenka spardyti vien kamuolį, reikia užsiimti ežerais. Ir būtent tada ir prasidėjo. Ir 29-aisiais Karvinės pusiasalyje buvo pradėta statyti buveinė. Įrengtas elingas ir prieplaukos, netgi pastatytas tribūnų žiūrovams. Ale, koks gražus buvo pastatas, atsimenu, baltos kolonos, nudažytas taip gražiai žaliai. Tačiau netrukus, 39-aisiais, Lietuva praranda vienintelį savo uostą. Klaipėda atitenka vokiečiams. Paradoksalu, tačiau šis skaudus istorinis momentas dar labiau paskatina buriavimą Vilniaus krašte. Buriavimas atgimsta ežeruose. Tais pačiais metais Lietuva atgauna Vilnių, o visas Lenkų vandens sporto klubas perduodama Šaulių sąjungai. Deja, vos po kelių mėnesių lietuviai jo netenka. Lietuvą okupuoja Raudonoji armija. Karas labiausiai smogė Klaipėdos ir Kauno buriuotojams. Pastarieji neteko visko, bet buriavimas Lietuvoje nežlugo. 45-aisiais, vos nutilus pabūklams, Trakuose Vilniaus buriuotojai surengė pirmasias buriavimo pirmenybės. Simboliška ir teisinga, kad pirmuoju čempionu tapo trakiškis karaimas Romanas Karpovičius. Jis tik vienas iš buriuojančios Karpovičių dinastijos. Jiems ant kulnų lipo ir Maleckai. Vilniaus jachtklubui dovanoja ir komandorą Eugenijų Malecką. Kodėl mano sūnus nenuėjo buriavimą? Jis kaip gimė, ta jachta buvo. Ir dabar jam ten 27 metai ir ta jachta yra. Tai sakau, kaip tavo vaikui, kad tvirtai taburetė yra. Ne kažkas, o mums tais laikais tai buvo tokia svajonė, kad... Bet iš tiesų buriavimų savo vaikus yra užkrėtęs ne vienas buriuotojas. Čia va, mūsų vaikas jūroje, 12 metų pirmą kartą buvo jūroje. Aš neužsigalvodavau apie tai, bet jisai pasakė, aš mamytė turėjau kokį pasirinkimą. Jeigu jau labai seniai kalbama apie buriuojančius klanus, medikų, architektų, teisininkų, tai lygiai taip pat drąsiai galima kalbėti ir apie buriuotojų dinastijas.
Mudėnai, Virbickai, Žižiai, Januleniai. Tiesa, niekas nėra suskaičiavęs tiksliai. Tada mes dar aš net neįsivaizdavau, kad... Dar buvau aš laimingas. Nesuskaičiuotas ir po burėmis gimusios šeimos. Kita vertus, jos turėtų būti tvirtos, nes mąstant pragmatiškai, ką reiškia fanatiškas buriavimas. Labai paprastai, jeigu žmona maišo buriavimai, tai buriuotojai sakydavo. Todėl geriausia išeitis – taip pat buriuojanti žmona. Tiesa, tokių kaip Marytė vienetai, ji gal net vienintelė, keletą gyvenimo dešimtmečių visą nuo darbo likusį laiką skirdavus buriavimui. Treniruotės, varžybos, teisėjavimas, net vaikai gimdavo vos ne jachtoje. vienas buriuot norėjo, kitas norėjo buriuoti. O apie tokius dalykus tikrai negalvojame. Būtent, po karo Vilnius garsėjo stipriais buriuotojais. Ir visos pagrindinės Lietuvos buriavimo varžybos vykdavo būtent čia. Vilniečius buriuotojus žinojo visi, tačiau būtent Jachtklubo Spiritus Movens geografas ir jūrų skautas Jurgis Stabinis suprato, kad jau reikia rūpintis pamainą. Ir po visą miestą pasirodė plakatai, kad organizuojami kursai. Mano pirmas pažymėjimas yra Stabinio verstas. Mano irgi pirmas pažymėjimas pasirašytas Stabinio, antras Stabinio ir trečias Stabinio. Nedaug belikę taip vadinamų Stabinio vaikų, bet jų entuziazmas prisimenamas iki dabar. Nu gerai, galite įsivaizduoti dabar jaunimą, kad galėtų iš Lentvario eiti pėsčiomis per tą 7 kilometrus į ten ir atgal. Ir mes traukinuką atvažiuodavom iki Lentvario ir nuo Lentvario pėstute čia į bazę. Čia nakvodavom, tai irgi buvom kaip pamestinukai. Tai va, kai kurie spintose tose nakvodom, kurie tilpom, kurie nerasdavom būrių, susisukdavom į būrės, pernakvodavom. Bet buriavom. Tarp keliasdešimties berniukų Marytė buvo vienintelė mergaitė. Kaip žiūrėjo į mane, kaip ne į mergytę, kaip į tokį berniukštį. Nu, kasos supintos ir jų nesimato. Vėliau Marytė sugalvojo burti savo komandą, įkalbėjo keletą draugių. Buvo tų mergaičių buriavime, buvo. Vienos plaukiodavo tik iki vestuvių, kitos likdavo ilgam. Marytės ekipažas buvo, Inantemkės, atrodo, 3 ten buriuoja. Virbickienė buvo Štatavoje, ant trapecijos, a tavo žmona buvo jūrininkė. Galim pažiūrėti iš istorijos, kad yra buriuotojų moterų, kurios yra nemažai pasiekusios ir buriavusios. Tačiau vis tiek Marytė buvo pirmoji. Ji tapo ir pirmąją Lietuvos kapitone moterimi. Jeigu kapitono teisėm reikia 1000 mylių, išplaukioti tam tikrose pareigose, tai man buvo liepta išplaukioti 2000. Todėl, kad moteris. Todėl, taip. Tai tikrai nemoteriškas sportas. O Davainis, komandoras sakydavo, kad moteris reikalingos tam, kad vyrai nesikeiktų ir kad padoriau elgtųsi. Na, bet buvo laikai, kai miesto rinktinėje bent viena įgula turėjo būti moteriška. Tai būdavo nuleidžiama iš aukščiau. Apskritai, sovietmetis Vilniaus, o ir visos Lietuvos buriuotojams buvo pilnas paradoksų, iššūkių, kovų prieš sistemą ir gudrių pergalių prieš ją. Tai yra aristokratų sportas. Tai buvo išrinktosios grietinėlės užsiėmimas. Čia tai šitie namai pastatyti tai Lenkų karininkam. Taip, kad ten nuo visų laikų visais buriavimas buvo čia jau nebiednų darbas. Gerai, kad niekas to nesakė tarybinio buriavimo entuziastams, išdidžiai dėvėjusiems medvilninius treningus, brezentinės šturmuotės, avėjusiems šlepetes ar botus, o prieš varžybas sėdėjusiems ir lopusiems vienintelį būrių komplektą. A mes išplaukdom su vatinukais, paskui viską džiovindavau. Su guminiais botais arba prieš cheminės tokie buvo kombinzonai. Jo, radiaciniai, guminiai tokie. Guminiai. Ir kai Gaba Maleckas įkrito į vandenį. Jo, ten tai buvo tragedija, vos mes į Klaipėdoje nepalikom. Įkrito į vandenį ir jisai prisisėmė, jisai yra vientisas su batais. Ir su batais. Ir mes jo niekaip negalėjom iškelti, jis pasidarė, gal pradėjo sverti apie 300 kg. Ne vienas jų galėtų papasakoti 100 tokių istorijų.
tačiau vis tiek svarbiausia buvo buriavimo svaigulys. Juolab, kad ir pradžioje buvusi labai skurdi flotilė pamažu vis didėjo. Legendinę Vilniaus klasę keitė kitos. Po kiekvienų olimpinių žaidynių atsirasdavo naujų laivų. Ir vis labiau kirbėjo mintis apie išėjimą į platesnius vandenis. Nuo 54-ųjų lietuviai jau varžėsi Kuršių marių regatoje. Žinant, kad tai buvo pasienio zona, buriuotojais galėjai vadinti galijotus nugalėjusiais dovydais. Maža to, būrių entuziastai jau žinojo, kaip savo reikmėms pajungti sistemą. Svarbiausia – reikalingi ryšiai, ypač Maskvoje. Galų gale čia valdžiai taip pat buvo šis tas nereikalingas. Svečių atvažiuodavo labai įvairių. Ir tai tuos svečius visoje sąjungoje girdė, kaip kas be norėjo. O vat atvažiuoja į Lietuvą, tai što tam? Na jachте, понимаете, они нас возили. Oi, tai čia tuo atnysako. Visur turėjo būti ryšiai. Ir va šitą laivą, kaip mes pirkom, tai čia mes turėjom šitą gauti mašinai variklį, nuvežti į Maskvą, ir tada mums tik davė paskirą šitam laivui. Didžiosios LTSR gamyklos, viliodamos darbuotojus, kūrė įvairiausias sporto sekcijas. Beveik kiekvienoje gamykloje dirbo ir buriuotojų. Pavyzdžiui, puntuke buriavimas išvaikė visus puntuko sportus. Ir futbolistus, ir tinklininkus, ir turtingosios gamyklos pirko kreiserinės jachtas. Buhalteriai įdarbina visą savo fantaziją, įformindami laivus kaip gamyklai reikalingą inventorių. O iš buriuotojų tai reikėjo viena – pergalių. Pergalių ir medalių. Abramaitis taip. Medaliai bus, burės bus. Medaliai bus, burės bus. Atvažiuojam iš Nidos, medalės yra. Abramaitis, daug diplomus, daug medalius, iš karto pas ministrą. O vyrai atvežė, vyrai gaudo, vyrai reikalauja. Čia nepamainomas buvo Vilniaus tiechklubo komandoras Mečislavas Davainis, vadovavęs klubui beveik 2 dešimtmečius. Jis buvo dzūkas, bet kokį galėjo suvalkietį atmauti. Ir svarbiausia, kad tada vilniečiai buvo visą galvą aukštesni už visus. Taigi, iš sovietmečio lietuviai sugebėjo ištraukti viską, ką galėjo. Vieną po kitos skindami pergalės Respublikos čempionatuose, vilniečiai sugebėjo gana ilgai atsilaikyti prieš vis labiau stiprėjančius Klaipėdos ir Kauno jachtklubus. Vilniaus buriuotojai sudarė Lietuvos rinktinės branduolį. Iki 60–70% Lietuvos buriavimo rinktinės sovietų laikais buvo Vilniaus buriuotojai. Maža to, būtent Vilniaus buriuotojų iniciatyva buvo atgaivinta 10 metų nutrūkusi regata aplink Kuršių marias. Būtent vilniečiai kūrė nugalėtojams prizus ir patys dažnai jos pasiimdavo. O jeigu kalbėti apie tą kreiserinį buriavimą, tai dabar, kai būna Lietuvos čempionatas, sakykime, tai Vilnius nuneša visus, visiems be šansų, absoliučiai yra. Jis gauna 2–3 kartų daugiau taškų. 2011-aisiais Šarūnas Sodeika su jungtine lietuvių ir latvių komanda nugali prestižinėje ir sudėtingoje Gotland Rund regatoje. Patirtis ateina buriuojant su aukštesnio lygio sportininku. Taigi, lietuviai pasiekė savo, išėjo į plačiuosius vandenis. Gimsta buriuotojai Trakuose, o jie plaukia po visą pasaulį. Ir čia mūsų, jeigu suskaičiuoti, kas kur ką yra išplaukęs, tai yra visus pasaulio vandenis išplaukė mūsų, būtent Vilniaus buriuotojai. Nes jachtklubas ir įkurtas buvo taip, kad Lietuvai eit į jūrą. Vilniečiai skynė pergalės sąjunginėse varžybose Baltijos taurėje. Jų vardas dar plačiau pasklido jiems ne kartą užlipus ant nugalėtojų pakylos rytų Vokietijoje, Varnemindėje. O Romualdo Tupčiausko, draugė su kapitonu Jurgiu Vilemu atlikto žygio kertant Speigyratį ir pasiekiant Murmanską, dar net kartojo joks lietuvis. Beliko pasiekti vandenyną. Mintis, kad pirmasis lietuvis perplaukęs Atlantas Saviškis iš Trakų, ir ambicingai erzino ir vertė didžiuotis. Tiesa, Lenkijoje nemigravęs ir savo nuosavą jachtą Atlantą 62-aisiais perplaukęs Bronius Rožinskas, laurus buvo priverstas atiduoti Lenkams. Lietuvos vardas plačiai taip ir nenuskambėjo. Kaip mes ruošiam vyrus plaukti per Atlantą, jūs neįsivaizduojat. Visi, kas tik tai galėjo, bent savo dalelę. Pirmą kartą Lietuvos buriavimo istorijoje 3 jachtos – Lietuva, Audra ir vilniečių Dailė
89-aisiais iškėlusios trispalvės pradėjo žygį per Atlantą. Tai buvo tik pradžia. Dar ne kartą Atlantas įsileido Vilniečius ir Horno ragas leidosi apiplaukiamas. Dabartinis Vilniaus jachtklubo komandoras yra tas, kuris gali nepakilti nuo kėdės, kai kambarį įeina Anglijos karalienė. 1926-aisiais čia buvo piešiami ir fotografuojami gražūs atvirukai. Juose vienas kitas laivelis. Dabar taip vaizdas ant kranto liūdnokas, tikėkimės laikinai, bet štai ant vandens. O Jėzus, nepalyginti. Šitas jachtlubas jau senai perpiltas, slėnė atsidarė, jau ir mieste prie tiltelių stovi tų jachtų. Nes anksčiau atsirasdavo per metus 1-2 jachtos Trakų ežere. Tai dabar po to 3-4 pernai atsirado 10-12 naujų jachtų, vien Trakų ežere. Ir jų tikrai dar rasis. To lenktynių viso tos technikos ir visos tos patirties gauni tik buriuodamas arba nuo vaikystės, arba labai daug laiko tam skirdamas. Geriausias yra abiejų derinys. Skirti buriavimui labai daug laiko nuo pat vaikystės. Buriuotojų yra daug, bet sunku surasti vairininką. Aš jaučiu tokią kaip ir pareigą, savo tokią išsikėlęs tikslą, kad viską padaryti, kad tai atsirastų. Vaikam tiek daug nereikia nieko. Jiem nereikia tų tiltelių, jiem nereikia tos teritorijos, jiem nereikia tų inkarų, jiem reikia įsileisti laivelį ir plaukti, jiem reikia trenerį ir laiko. Tai vat reikia juos užauginti. Jie visą eina ir buriuoja, ir liepia buriuoti, ir vėjo nėra, ir atrodo, nu ką čia veik, nebeįdom. Ir vis tiek eina, plaukia ir patenkinti visi. Man čia yra mistika didžiausia, žinok. Užkabina ne tik tai ta stichija, burės, vanduo, bet ir draugai kažkaip, tai bendraminčiai. Jūriniai žmonės visi jie kažkuo tai yra panašus. Buriuotojai gali būti visokie, bet jūs nerasit buriuotojo blogo žmogaus.